Excelyje. Kiekvienas skaičiavimas vyksta langelėje ir turi prasidėti lygybės ženklo. Aš rašau lygų ir rašau 2 plus 2. Dabar įvedam ir langelėje matome rezultatą 4, o formulių eilutėje matom pačią savo formulę 2 plus 2. Kokie dabar ženklai yra naudojami? Čia turiu surašęs visus ženklus. Kilimo ženklas, kilimo laipsnių ženklas yra toks stogelis, jį galima rasti klaviatūroje, angliškai klaviatūroje Shift ir Š raidė arba 6. Nu, va, čia jeigu 2 pakelti 10 laipsnių, gautumėm 1024. Toliau dalyba ir daugyba. Dalyba, daugyba, pliusas, minusas yra skaitmeniniai klaviatūroje ir dalyba yra pasviras brūkšnys ir 6 padalinta iš 2, gaunam 3. Daugyba yra žvaigždutė 2 padauginta iš 3, 6, minusas ir pliusas. Veiksmai, aritmetiniai veiksmai atliekami tokia tvarka, kaip surašyta. Iš pradžių keliam laipsnių, paskui iš eilės iš kairės į dešinę dalinam, dauginam ir atimam, sudedam. Veiksmų tvarką galima pakeisti paprastais skliaustais, o aš čia turiu parašęs skliaustus ir taip yra. O jeigu norit pažiūrėti, čia formulės, o čia yra padaryta formulė, lygų visą laiką yra parašoma, lygų parašoma ir čia yra lygų 2 kart 3, čia 3 minus 2 yra ir čia 2 plus 3. Paprastai yra sudedame ne patys skaičiai, o langeliai, kuriuose yra skaičiai. Pavyzdžiui, A1 langelėje parašysiu 2, A2 parašysiu 3. Dabar aš noriu juos sudėti. Rašau lygų ir A1 plus A2. Taip, paspaudžiu Enter, įvedu, gaunu 5. O čia yra A1, A2. Taip. Dabar, jeigu langelis yra tuščias, pavyzdžiui, ištrinsiu, tada jis laikomas yra 0. Kas yra gerai, jeigu aš čia surašiau 2, 3 ir sudėjau juos, 5, tai jeigu čia parašysiu dabar vietoj 2, parašysiu 20, tai iškart automatiškai gaunu atsakymą 23. Formulė šita A1 plus A2, A3 langelėje, ji seka, kur yra mūsų skaičiai. Jeigu, pavyzdžiui, 20 aš nunešiu čia, vis tiek yra 23. Jeigu pažiūrėsit, dabar yra ne A1, o jau E4. Parneškim atgal, reiškia formulė seka visus kitimus kaip yra. Dažniausios klaidos yra kokios. Jeigu mes parašom čia, sakykime, kokią nors tekstą nuo N raidę parašysiu, tai iškart yra tokia klaida, grotelės ir rašo klaidos reikšmę. Value negalima sudėti A1, kuriame yra raidė, su A2, kuriame yra skaičius. Nesudedam skaičių ir raidžių. Pataisysim vėl dvejetuką. Aš galiu tą penketuką ir toliau naudoti, lygų ir A3, pavyzdžiui, padalinta iš A1. Reiškia, gaunam 2,5. Tačiau jeigu čia bus tuščia, tada gaunam tokią klaidą div 0. Reiškia, čia A1 yra 0, o dalyba iš 0 negalima. Div 0 yra dalyba. Grąžinu vėl tą patį dvejetuką ir turiu šičia. Dabar bandykim dėti ir rašom A1, visus skaičius sudėti A2 ir plus. Ir dabar rašau ne A3, o kokią nors parašysiu ABC ar dar kažką. Ir tokio, kur nėra. Ir man sako, yra name klaida. Excelis dabar nežino, nėra nustatyta, kas tas yra ABC, todėl yra name, neteisinga, reiškia, neteisingas kintamojo vardas. Vėl paliksim šitą.
Dar tokios klaidos būna, jeigu, sakiau, mes galiu nunešti ir seką šitą, tai viskas tvarkoj. Tačiau jeigu aš visą eilutę išnaikinčiau, naikinti, tai man visur atsiranda ref, reference ir netgi matosi ref, kur turėjo būti A2, A1, dabar trejetukas yra A1, o ref dingo koordinatė. Reiškia, ref yra koordinačių nėra. Dažniausia klaida bus, aš atstatysiu vėl, dažniausia klaida bus, reiškia, value arba name klaida, kai nežinom, reiškia, neteisingai yra kintamieji arba neteisingai parašom kažkokį tai vardą. Aš galiu įterpti, pavyzdžiui, įterpti eilutę, niekas nekinta. Trejetuke, penketuke yra A1 plus A3. Rašinėti koordinatės yra gana keblu, galima dažnai suklysti, todėl galima iškart paimti su pele. O vėl sudėsiu visus skaičius. Baksteliu čia ir man į formulę nusikelia A1 koordinatė, o čia bėga toks punktyras, yra kažkokia tai spalva, kur aš baksnoju, tokia koordinatė ir eina. Dabar aš baksteliau čia, toliau rašom kažkokį ženklą, pavyzdžiui, pliusą, baksteliu ant trejetuko, vėl nusikėlė A3, pliusas, baksteliu ant penketuko, pliusas, baksteliu ant 2,5, pliusas, baksteliu čia ir dabar jau su pele nebebaksnojam, o tiesiog spaudžiam šitą, kad įvesti šitą formulę, arba tiesiog Enter klavišą ir turiu viską padaręs. Dažnai sprendžiant kažkokios tai reiškinius atsiranda labai daug skliaustų, kadangi viską reikia surašyti į vieną eilutę. Pavyzdžiui, turim kvadratinės lygties sprendimas, kvadratinė lygtis, čia kaip jis sprendžiama, reiškia diskriminantas ir čia yra šitas. Ir turim vieną tokią lygtį, reiškia, ir pabandykim ją įspręsti. Paimkim, sakykim, kad tai x1 bus šaknis, reiškia, ir šičia pabandykim surašyti viskas, kaip turėtų būti. Reiškia, rašau lygų, būtinai lygybė prasideda. Toliau, skliaustas atsidaro ir rašysim skaitiklį. Rašykim skaitiklį. Dabar b yra 5, kaip matot, todėl aš rašau minusą pagal formulę ir baksteliu ant šito penketuko. Taip. Toliau rašau pliusą ir toliau yra skliaustas. Toliau yra skliaustas ir skliaustę rašysim diskriminantą. Dabar b vėl turi būti b kvadratu, todėl rašysim taip. Vėl baksteliu ant b ir keliam kvadratu. Stogelis 2. Toliau minus, rašau 4, dauginta, žvaigždutės negalima praleisti, iš A šitas, dauginta iš C šitas, skliaustas užsidaro, čia yra diskriminantas, dabar diskriminanto reikia ištraukti šaknį, todėl rašom stogelis ir šaknis yra 1/2 kvadratinis šaknis, ir galiu rašyti ne 0,5, bet tiesiog rašyti skliaustuose 1 padalinta iš 2, skliaustas užsidaro ir dabar skaitiklį baigiam, skliaustas dar užsidaro. Padalinta į vardiklį iš 2a, skliaustas atsidaro 2 padauginta iš a ir skliaustas užsidaro. Ir dabar, jeigu viską gerai surašiau, nėra klaidų, įvedam Enter spaudžiam ir gavom vieną šaknį 3. Taip pat galima skaičiuoti ir antrąją šaknį, x2 būtų ir tik tai vietoj pliusiuko šičia
reikėtų rašyti minus ženklą ir viskas būtų x2, o šiaip čia turėtų 3 ir 2 šaknis tokios turėtų būti. Kaip matot, yra labai iš paprastos, gavom gana ilgą formulę. Taip galim spręsti visas kvadratinės lygtis, susirašę jų koeficientus a, b, c.